Zarasų viešoji biblioteka dalyvauja šeimų skaitymo skatinimo projekte Lapkritis šeimų skaitymo mėnuo. Šią progą organizuojama akcija Knygos ir žmonės, kurios metu buvo kviečiami pasidalyti mintimis apie skaitymą Zarasų krašto gyventojai. Ar turi išskirtinę reikšmę jūsų gyvenime knyga ir skaitymas? Turiu tokią bibliotekėlę, mes tokią šeiminę biblioteką turim, pradedant nuo vaikų knygų ir baigiant įvairiais raštais. Dabar nėra labai daug laiko, kad knygas skaityti, kadangi užtenka vien visokių įstatymų, poįstatyminių aktų ir taip toliau. Nors niekada neatsisakau perskaityti, patinka poezija, netgi ir pats kartais parašau vieną kitą eilėraštuką. Turiu savo knygų biblioteką, kurią kaupia dar mano seneliai, tėvai ir žinoma, kasmet jį pasipildau naujomis knygomis. Tikslingai mes jos nekaupiam, bet pas mano tėvų namuose yra virš apie 100 000 knygų anksčiau sukauptų. Pradėjau dar neidama į mokyklą, išmokusi iš vyresnių brolių ir seserų. Bet nuo to laiko jau knygos niekas iš manęs neišplėšdavo. Seniau daugiau kaupiau knygas ir labai turiu daug istorinės literatūros, bet šiais laikais mėgstu pasinaudoti bibliotekos paslaugomis, internetu. Vaikystės įlindęs į knygas skaitau ir turiu didžiulę biblioteką, sakyčiau, virš 1500 knygų yra. Na ir praktiškai kiekvieną mėnesį vis po naują įsigijam. Mano darbas susietas, nes iš knygų aš semiuosi įkvėpimo, semiuosi minčių. Na, kažkada tai nuo vaikystės turbūt esu sukaupusi nemažą virš 2000 asmeninę biblioteką. Knyga mano gyvenime užima ypatingą vietą, todėl kad nuo vaikystės jau pamėgau skaityti, o po to susiejau savo gyvenimą su knyga, nes pasirinkau lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kelią. Kaip manote, kokia knygos ateitis? Knyga, jinai ir lieka knyga. Jinai niekada nedings nuo stalo, man atrodo. Ir čia niekada galbūt laisvalaikio nepravesi geriau, jeigu ramaus turi laiko, aišku, ne ekrane, o geriau pasivartant puslapius. Manau, kad mūsų senoji geroji popierinė knyga privalo išlikti. Knygos ateitis nemanau, kad yra rožinė. Manau, kad meškos paslaugą biblioteka daro pati savo, siūlydama elektroninės knygas. Elektroninė knyga galbūt yra žinios, bet jinai niekada nebus pasitenkinimo ar malonumo objektas. Manau, kad knygos niekada nemirs, visada išliks kaip tam tikrų žmonių, tiesiog malonumų, kaip tam tikriems žmonėms malonumą suteikiantis dalykas. Ne kiekvienas žmogus mėgsta kompiuterį žiūrėdamas skaityti. Ir tas pats jaunimas vyresnėme amžiuje tikrai skaitys nors vieną kitą įdomią knygą. Knygos ateitis, manau, kad vis tiek išliks bet kokiu atveju graži ir perspektyvoje aš manau, kad vis tiek skaitytojų ratas tikrai ne ką sumažės, nors ir elektroninės tos knygos yra, bet vis tiek yra rašytinė knyga, bet kokiu atveju išliks. Ir mūsų šeimoje tas pats ir. Mano amžiaus žmonėm popierinė knyga tai yra kažkas tai šilto, kažkas kvepiančio. Biblioteka turėdavo visada savo specifinį kvapą, knygų, spaustuvės, dulkių. Gaila, kad daugelio namus apleidžia šis kvapas. Perinama prie elektroninės literatūros. Bet va, vis dėlto, kai paėmė Donelaitį, sakykime, ar kitą vertingą tokią knygą, na visai kitaip jautiesi. Tai yra šiluma, tai yra sklaidai. Ir aš manau, kad mūsų visuomenėje nebus tokių žmonių, kurie visai atsisakys knygos. Nemanau, kad gražią kalbą atstos kompiuterinė kalba. Neįsivaizduoju pasaulio be knygos, nes viską, ką gražiausia iš kartos į kartą perduoda tai knyga. Ir aišku, knyga tikrai išliks, nežiūrint, kad bus kompiuteriai ir visa kita. Knyga išliks.